Brangiai, štai dar vienas klausimas užduotas portale Ekspertai LT. Ir šitas klausimas man tikrai pasirodė pakankamai svarbus, nes jis dažnai užduodamas ir tokio konkretaus pilno išaiškinimo taip ir nebuvo lyg tai niekur. Tai štai Darius iš Vilniaus klausė. Galima rasti šlaitinio stogo šiltinimo video, kur papildomas vatos sluoksnis dedamas virš garo plėvelės. Ir čia dar duodama nuoroda knaufvata.lt stogo šiltinimas. Kokiu tikslu dedamas šis sluoksnis? Papildoma izoliacija? Laidų išvedžiojimui, kad nesiliestų su garo plėvele? Gal dar koks nors? Kaip su šitos vatos peršlapimu dėl garo, kuris gali kauptis ant plėvelės? Tai iš tikrųjų dedamas pagrindinis vatos sluoksnis ir tada iš vidaus garo izoliacinė plėvelė. Ir kam dar tada papildomai iš vidaus dažnai dedamas penketukas prieš, sakykime, prieš dedant gipsą. Kodėl nepaliekamas tas tuščias tarpas? Iš tikrųjų, taip niekas iki galo pilnai ir neatsako į šį klausimą. Ir galbūt tokio visiškai vienprasmio atsakymo gal ir nėra, nes čia tiesiog projektuotojai šitaip sugalvojo ir pagrinde mano supratimu tai tarnauja dviem tikslais. Pirmas tikslas yra tam, kad laidai vedžiojami arba gipso tvirtinimas niekada nepažeistų tos garo izoliacinės plėvelės. Tai reiškia, kad vedžiojami laidai, jų sandūros ir taip toliau nesuplėšytų, nepažeistų, nes garo izoliacijos pažeidimas, jisai duoda galimybę tekėti šiltam orui su vandens garai pereidami per vatą, kuri yra laidi visiškai orui ir vandens garams, leidžia daeiti šitam srautui iki šalto paviršiaus ir ten kondensuotis. Tai viena priežastis, kad nebūtų pažeista garo izoliacinė plėvelė. Antroji priežastis gali būti papildoma garso izoliacija galbūt, nes čia apie šilumos izoliaciją praktiškai nelabai galima kalbėti, todėl kad pati vata iš savęs nėra jokia šiltinimo medžiaga. Jeigu per ją eina kiaurai šiltas oras, tai ji nėra pati šiltinimo medžiaga. Tai dar vienas dalykas, ką bando galbūt šiek tiek ir dirbtinai padaryti projektuotojai, statybininkai, tai aiškint tokį dalyką, kad į šitą sluoksnį patekę vandens garai iš patalpų vidaus oro sumažina santykinę oro drėgmę patalpose. Tai būtų, jeigu vandens garų pralaidumas šitoje medžiagoje būtų nors kiek mažesnis, bet kadangi jisai lygus oro pralaidumui, tokiu atveju tie vandens garai, jie ir įeina ir išeina, jie maišosi ir iš tikrųjų tai nekeičia santykinės oro drėgmės. Yra medžiagos, kurios priimdamos vandens garus, tada, kada jų yra perteklius patalpoje, kada santykinė oro drėgmė patalpoje didesnė, tai priima į save. Tai, pavyzdžiui, šitą dalyką atlieka neblogai mediena. Todėl medinėme name yra jaukiau, kažkodėl jaukiau gyventi negu, sakykime, mūrinėme name. Todėl, kad medis tikrai priima oro drėgmę iš vidaus patalpų oro ir sumažina santykinę oro drėgmę tada, kada yra didesnė. O kada patalpose oro drėgmė sumažėja, vandens garai iš medienos, iš sienos išeina ir vėl stabilizuoja santykinę oro drėgmę. Reiškia, santykinės oro drėgmės svyravimai sumažėja. Ta labai gerai daro ir kanadiečių firmos Aisinin pagamintos putos, kurios Lietuvoje pavadintos Gamo putos, jos taip pat labai gerai šitą funkciją atlieka ir dar geriau negu mediena. Bet kada mes imam visiškai kiaurai orui laidžią medžiagą, tai šitas dalykas tikrai neveikia, nors bandoma šiek tiek interpretuoti ir aiškinti apie tai. Tai čia manau, kad netarnauja šitam. Dabar dėl garso izoliacijos papildomos šita medžiaga, šitas sluoksnis, taip, jisai papildomai izoliuoja garsą, nes bendroj sumoj vatos sluoksnis gaunasi storesnis. Tai
Bet kam tada ją dėčioje pusėje už plėvelės, jeigu galima tiesiog pastorinti, tai tada tarnaus ne tik kaip garso izoliacija tas penketukas šioj pusėje plėvelės, bet ir kaip šilumos izoliacija tarnaus, tai nebūtų logikos. Todėl čia galima paaiškinti tik tai, kad šitas sluoksnis tikrai gali apsaugoti garo izoliacinę plėvelę nuo pažeidimų. Tai aš matau bene vienintelį loginį paaiškinimą. Dabar sekanti klausimo dalis buvo dar tokia, kaip su šitos vatos peršlapimu dėl garo, kuris gali kauptis ant plėvelės. Tai dabar, brangieji, jeigu pagrindinis šiltinimo sluoksnis yra anoj pusėje už plėvelės, kam jisai ten yra? Jis ten yra tam, kad šaltis iš išorinės pusės per šitą šiltinimo sluoksnį nepatektų iki vidinės pusės. Reiškia, šitas šiltinimo sluoksnis turi užtikrinti, kad plėvelė visą laiką bus jau šilumoje. Bet iš tikrųjų ne vieną kartą ekspertizių metu man teko susidurti, kad už pakankamai storo vatos sluoksnio šioje pusėje ant garo izoliacinės plėvelės kaupiasi kondensatas. Kodėl? Todėl, kad orui laidžios medžiagos turi būti sandarinamos ne tik iš vienos pusės, ne tik iš vidinės pusės, kad neįleistų garų su oro srautu į šiltinimo medžiagą ir tie garai, kad nevirstų perėję per šiltinimo medžiagos sluoksnį šaltuose sluoksniuose vandeniu, bet šitas sluoksnis turi užtikrinti, reiškia visas šiltinimo medžiagos sluoksnis turi užtikrinti, kad šaltis neateis iki vidinės garo izoliacinės plėvelės. Bet kadangi vatos sluoksnis yra visiškai kiauras, tokiu atveju šilumą gavęs oras vatoje esantis, jisai, kada gauna šilumą, pradeda plėstis ir jisai bėga laukan iš vatos. Jisai šiltas oras visada kyla į viršų. Ir pavyzdžiui, perdangoj natūraliai, kad jisai keliaus laukan. Į tą vietą per kiaurą medžiagą šaltas lauko oras arba palėpės oras skverbsis gilyn į medžiagą. Ir prieina, jeigu mes neteisingai sandarinam, neizoliuojam pilnai, šalto oro neatitveriam nuo vatos, tokiu atveju per vatą šaltas oras skverbėsi gilyn ir pasiekia vidinius sluoksnius ir atšaldo garo izoliacinę plėvelę. Ir tada ta plėvelė tampa šalta. Ir ant jos vidaus patalpų oras turintis daug drėgmės prieina prie jos ir vandens garai kondensuojasi ant šitos plėvelės. Nors ir pakankamai storas šiltinimo medžiagos sluoksnis yra. Taigi, sandarinimas, nesandarių šiltinimo medžiagų sandarinimas turi būti labai nuoseklus, labai garantuotas ir iš abiejų pusių. Iš išorės mes turim užtikrinti, kad šaltas lauko arba palėpės, bet kokiu atveju šaltas oras, jokių būdų neprieis prie vatos ir neis kiaurai per ją. Tai tam ir yra difuzinė plėvelė. Tada dar klausimas, o kam difuzinė plėvelė? O tam, kad kai iš vidaus mes vis tik padarom klaidų, o dažniausiai jų padarom ir neužtikrinam 100%, kad vandens garai nepapuls į vatą, jie papuolę neišvengiamai kondensuosis šaltų sezono metu ir kada ateis šiltas sezonas ir vandens garai išgaruos, jie turės išeiti. Todėl difuzinė plėvelė vandens garus išleidžia, o šalto oro neįleidžia. Taip sukalibruotos poros ir dėl molekulių dydžių skirtumo šitas procesas šitaip gali įvykti. Tai štai visa esmė. Ar reikia to papildomo sluoksnio vatos iš vidaus, kad apsaugot plėvelę nuo pažeidimų? Taip, jeigu mes, sakykime, elektros instaliaciją vedžiosim tarp vatos ir gipso, tada tikrai bus mažesnė tikimybė pažeisti ant ką nors. Tai praktiškai tik tai tiek. Kitokių realių priežasčių, kam dėti tą vatą ten, aš nematau. Plius, jeigu
per laiką išsisandarina mūsų vidinė apdaila, tai vat, ir ten vaikščioja už jos oras, tokiu atveju iš tikrųjų vata vis tik yra dulkanti medžiaga ir labai smulkių mikroplaušelių, ji savyje turi laisvų pakankamai, todėl vaikščiojantis oras gali išnešti tuos plaušelius. Todėl aš niekada nerekomenduočiau jums vatą dėti atvirą visiškai. Jau jeigu uždėjau tą sluoksnį iš vidaus, jį vis tiek reikia uždengti, bent agroplėvele, bent kažkuo uždengti, kad oro srautai neneštų iš jos tų smulkių dalelių. Ypatingai tai matosi, kada šviečia saulė, ryški saulė, tada matosi, kaip ore sklando ypatingai ties įtrūkimais apdailos, ties gipso įtrūkimais siūlėmis kažkur, matosi, kaip šitos dalelės ten yra. Ir mes jomis kvėpuojam. Tai va į tuos dalykus vertėtų atkreipti dėmesį. Štai toks atsakymas į šį klausimą būtų.